Pakeliavau po Europą. Iš tos Europos Lenkiją pervažiavau, o Vokietiją dirbau visą mėnesį. Kur žmonės yra tos pačios problemos. Ar Vokietijoje, ar Lietuvoje tas pats. Pas žmonės įvairios nervinės įtampos, skyrybos, vedybos, vaikučiai maži, ligoti, su sveikais mažai kas ateina. Tie, kurie žino informaciją, kitaip yra. Netgi kurie žino informaciją ir nesugeba panaudoti, tai irgi. Praeitas iki, kai grįžau iš Vokietijos, pasakojau, kaip viena moteris gimdė be skausmų. Sakė, tą patį vakarą galiu pagimdyti nors 10. O šis iki ta pati moteris jau irgi gimdė, bet darė Cezario pjūvį. O kodėl taip? Už tai, kad buvo įvairios nervinės įtampas, įvairios kažkokie tai jos galvos mintyse, tai 3 vaikas. Tiksliau sakant, istorija tokia. Prieš 5 gal metus netolios Nebriuko toks yra Bramšė, aš konsultavau žmonės. Vienai atėjo su vyru, dviesi atėjo 8 metai, gal nėra vaikų. Na, aišku, korekcijas atlikau, susitvarkė. Jie dar organizavo porą paskaitų pas save. Ir vienas iki atvažiuoja, žiūri, jau vyras nešioja ant rankų mažylį. Jau vaikų turi, patenkinti. Antras iki pastoja irgi patenkinti. Lankė paskaitas, kaip gimdyti be skausmo. Ir kai atėjo laikas gimdyti, pagimdė labai lengvai. Sako, pradėjo vaikas eiti, netgi bandžiau stabdyti, kur tu, sako, sustabdysi. Kaip ėjo, taip ir išėjo. Ir dar gimdė namuose, akušerė, ta nebuvo atvažiavusi padėti gimdyti. Ta atvažiuoja, jinai jau su vaiku plaukė vonioj. Ten vonia tokia didelė, guminė, specialiai matyti gimdymai padaryta kambarį. O šis iki lik ir pradėjo ir sustojo gimdymas. Ir paskiau savaitę praėjo ir nieks nesidaro. Ir kada kalbėsis, jie pasirodo nėštumo periodo metu, visokie nervai, visokie, galvoja, kaip čia bus dabar, 3 vaikai bus, kaip čia reikės juos auginti, o dar juolab, kad tas irgi pirmas ir antras, jie labai greitai viens po kito gimė, tai jie ten ir pakariauja tarpusavį. Tai paskiau jau atėjo laikas, nieks nevyksta, nuvežiavo į ligoninę ir padarė Cezario pjūvį. Tai va. Žmogus yra tokia būtybė, kad jisai praktiškai jo smegenų veikla, mintis, žiūrint kokias yra, ar kūrėjo, ar ardytojo. Jeigu mintis pykčio, nuoskaudos, nusivylimų, kažkokias tai mintis blogas sukosi galvoj, jis kenkėjas yra pats savo. Pirmoje eilėje pats savo. Čia ta taisyklė ar Lietuvoje, ar Amerikoje, ar Vokietijoje, ar Rusijai, kai važinėjo Maskvoje buvo, kai buvo Sankt Peterburge, visur tas pats. Už tai žmogus turi labai gerai suvokti ir netgi
savo tuos jausmus ir mintis valdyti. Jeigu minčių žmogus nevaldo, tai jisai paskiau turi rimtų problemų. Nes kiekviena neigiama negatyvi informacija su negatyviais jausmais, pykčiu, nuoskaudos, nusivylimais, jie visai keičia žmoguje praktiškai viską keičia. Ir kai žmogus nesugeba valdyti, tai yra mintimis ir visų supratimo gyventi tuo jausmu, tai visai kitokie procesai vyksta. Ir kuomet atrodo, moteris jau 3 vaikas galėtų gimdyti normaliai, bet nėštumo metu tos visas mintis, kaip čia bus, kaip čia gyventi reikės, kaip čia kas dar ten, jie ten pasistatė namą, reiškia, išsimokėjimai, ten irgi kažkokie tai konfliktai gavosi. Ir viskas susideda vieną krūvą ir jau pagimdyti vaiko negali. Aš kai nuvažiavau, dar nebuvau atvykęs pas juos, pasirodėjau jau tokias sąrėmiai, paskui sąrėmiai dingo. Jinai pasirodo pati ir savotiškai suvaldo tos sąrėmis. Dingo ir dingo. Ir aš ten dar konsultavau pas juos, reiškia, ten yra jau, turiu tokį ofisą. Paskaitą skaičiau, žmonės konsultavau. Ir nieko, tylu, ramu. Išvažiavau, reiškia, toliau į kitą vietą, po savaitės, reiškia, kažkur tai. Jau ir vandenis nutekėjo, o gimdymo proceso nėra. Matot, kaip yra, kaip žmogus kartais sujaukia savo mintimis, sujaukia savo būseną ir pagimdė vaiką, viskas gerai atrodo, ir lygis geras, viskas būtų neblogai, bet pats gimdymo procesas galėjo ir neįvykti. Nes laikas, kada praeina, tai paskiau praktiškai gaunasi, kad ne taip paprasta. Taip, kad žmogus gyvenime gyvendamas, žmogus čia bet kokią situaciją liečia. Kas bebūtų, ar kokie stresai, ar kokias įtampas atsiranda, žmogus turi išmokti nusiraminti ir valdyti procesus. Jeigu žmogus šito negali padaryti, labai pokyčiai vyksta. Aš pastebėjau tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, yra atominiai virusai ir demonai. Jeigu žmogus gyvena lygiai, kažkur 8, 9, 10, tai praktiškai jo demonai tie ir atominiai virusai, jeigu juos kada korekciją atlieki, laikosi, jie negali gyventi žmoguje. Atominiai virusai iš viso, netgi žmogus 10 ir 11 lygiai. Ir tai reiškia, jie egzistuoja, jeigu jie nepašalinti. Kai juos pašalinė, reiškia, irgi taip pat mintimis. Ir jeigu jinai laikosi, tas žmogus laikosi kažkur 10 lygyje, 8 netgi, jie nesugrįžta. Bet kai tik žmogus nukrenta iki 3, 4 lygio, pas daugelį būna, kad sugrįžta atgal. Ir vėl atominiai virusai kankina. O atominiai virusai yra problema tokia, kad medicina juos laiko, kad tai yra vėžys, nors ten vėžio nėra. Aš dar 97 metais įsigijau tokią knygą. Jinai vadinasi rusų kalboje knyga Jėsusą. Vienas kunigas, kontaktuotojas Amerikoje, su Kristum kontaktuodavo kiekvieną sekmadienį nuo 12 iki 1 valandos atrodo. Ir jis kaip kontaktuodavo, jis užduodavo klausimą į mikrofoną ir įrašydavo, ko jis klausė. Ir paskiau atsakymą, kur gaudavo, pakartodavo. Ir tokiu būdu gimė ta knyga. Ir pavadinimas knyga Jėsusą. Ten aš tada skaičiau, bet ypatingai neįsigilinau. Ir dabar aš atvažiuoju į Vokietiją. Praeitas iki, kai buvau, ne šitą kartą, bet dar prieš tai. Ten viena moteris, jinai šitą knygą ir iš interneto paėmė. Reiškia rusų kalboje, atsisiuntė savo iš interneto ir turime omeny, jinai išsispausdino ją. Ir jinai skaito, garsiai skaito, aš klausau, kai buvau pas juos, reiškia, ten irgi. Kažkur tai 3 dienas buvau. Ir ten aiškinama,
kad vėžio, kaip vėžio tokios ligos nėra, Kristus aiškina. Tai yra energetinės sankaupos, kurios yra labai stipriai įsišaknyje, galingai veikia ir netgi žmogaus organizmas, reiškia pats jo galvos smegenų veikla nevaldo šitą procesą. Valdo, bet reiškia visai kitą kryptim. Ir patys smegenys pajungti valdymui. Ir kadangi aš dabar žinau, kaip veikia demonai, kaip veikia atominiai virusai, praktiškai žiūriu, kad ten parašyti labai teisingai. Tokios ligos kaip vėžys nėra iš viso. Ir aš kai tikrinu, žiūriu, aš jos nerandu, jeigu aš tikrinu pagal seną metodiką, parodo, kad reiškia yra tokia, kur gydytojai mano, kad tai yra vėžys, visas įtampos ir visa grandinė yra. Bet jeigu aš tikrinu pagal naują sistemą, nėra jos. Šitos ligos nėra. Ir pa žmogų yra atominiai virusai yra antiek energetiškai stiprus ir sankaupos yra susikaupę žmoguje antiek galingos, kad žmogus praktiškai negali normaliai, jo organizmas negali normaliai funkcionuoti. Tai yra energetinė būklė, kurią sunku įsivaizduoti. Jeigu ląstelės, pavyzdžiui, būsena, tai yra energetinė būklė, maždaug gyvybės energija siekia nuo sienos iki sienos, tai atominių virusų siekia, pavyzdžiui, 10 laipsnio rodiklyje 3000 arba laipsnio rodiklyje 8 milijonai laipsnio rodiklyje. Čia yra skaičius neišmatuojamas. Ir medicina, aišku, neturi nei tokių prietaisų, nei galimybių netgi išmatuoti. O žmogaus, reiškia, pats galima pasižiūrėti ir, reiškia, pasirodo, informacija pateikiama yra, jeigu supranti, kas tai yra. Tai vat vėžys, kaip tik tai šitas sankaupas. Ir šitas sankaupas tai yra pačio žmogaus organizmo sukurtas būsenas. Ir šiandieną yra labai, sakyčiau, stiprus paplitimas, visi virusai, ne virusai, o vėžys, pasirodo, to vėžio kaip tokios ligos iš viso nėra. Tik medicina pavadinimą davė, bet jisai visai netaip. Jis pirmoji eilėje tai yra paveldimas. Kad paveldimas, tai aš ir anksčiau esu nustatęs, kad yra paveldimas iš tėvų. Antras dalykas gaunamas per lytinį aktą. Jeigu vyras turi su moterim, kuri turi ten 10, pavyzdžiui, vėžio programų, tai jis perima tas programas visas į save ir paskiau, reiškia, visas moteris, kurios su jau turės lytinius santykius, jos irgi turės tas programas. Ir tos programos, reiškia, jos vystosi. Jeigu moteris turi tokias programas, visi vyrai, kurie turės su ją lytinius santykius, visi tas programas gaus ir tas programas atneš į savo šeimą. Ir kas svarbiausia, kad tos programos persiduoda vaikams, kurie neturėjo šitų programų, nes vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Ir kada gaunamas šitas programas, jos yra persiduoda ir vaikams. Ir daugelį atvejų yra, kada ateina pas mane žiūri vėžys, o kaip reiškia, ir žiūri vaikystė, jaunystė neturėjo, iki lytinių santykių neturėjo, po lytinių santykių atsirado ir taip toliau. Ir paskui gyvenimas vyksta tokia linkme jau, su tom programom. Ir svarbiausia, kad šitų dalykų medicina negydo. Neturi jie priemonių ir net nežino, kaip tą procesą valdyti. Bando žmogui duoti tam chemoterapiją, rentgenoterapiją, bando duoti, reiškia, gydyti įvairiais švitinimais, operacijomis, bet pasirodo, nei vienas iš tų metodų netinka. Netgi biopsiją imti negalima, kai jeigu yra šitos įtampos, nes biopsija iš karto, reiškia, pasklinda atsipalaidavusias ląstelės, kuomet, reiškia, ima mėginį, atsipalaiduoja dalis ląstelių ir jos kraujas išnešioja po kūną ir formuojasi nauji židiniai. Jeigu ląstelės atominių virusų pakliūna į kitą vietą, toje vietoje formuojasi židiniai. Ir kaip minimum 10 programų iš karto, reiškia, kažkur tai 10 židinių atsiranda. Jeigu buvo vienas židinys, atsiranda 10 ir paskui jie pradeda plysti.
Taip, kad netgi mėginio imti negalima, juolab operuoti negalima. Medikai nežino kito kelio, bando išpjauti. Bet tas išpjavimas irgi neduoda nieko gero. Po kurio laiko kitoje vietoje atsiranda, po to reiškia dar kažkur atsiranda. Ir dar svarbiausia, kad yra tas plitimas, tai tą plitimą jie vadina metastazėmis. Ir jie nežino, kodėl netgi pavadinimas yra davė reaktyvinis vėžys, atominis vėžys, kuris, aiškiai, labai greitai plinta, bet ir šitas plitimas šiandieną yra labai stiprus. Bet dar didžiausias dalykas yra tai, kad netinka gydymas, nei chemoterapija, nei rentgenoterapija, nei gydo vėžio, nei operacijas netinka. Reiškia, turėtų būti kažkoks kitas būdas. Vaistų, jokių, reiškia, nėra nuo to. Ir aš ieškau irgi būdo, kaip padėti žmogui. Tai, reiškia, vienintelis būdas yra, kurį man pavyko surasti, reiškia, su savo galimybėm, tai nuimti gyvybės energiją iki absoliutaus nulio. Tada organizmas žmogaus su tais virusais susidoroja. Bet antras dalykas, žmogus turi gyvenimą gyventi kitaip jau. Jeigu suprato tos dalykus, turi gyvenimą žiūrėti su meilė, dėkingumu, su pagarba, o ne su pykčiu, nepykanta, tarpusavio nesantarvėje gyventi ir susigrąžinti atgal tą visą būseną. Tai vat, ir tie dalykai reiškia atlikti radiesteziniu būdu, matuojant tos visus rodiklius laike ir potencialinius dydžius žiūrint, kaip jie kinta. Medicina šitų galimybių neturi. Medicina negali pažiūrėti, kaip buvo prieš metus, o kaip atrodė, kai gimė vaikas, ar jis turėjo ar neturėjo tos virusus, kaip jie vystėsi. O radiesteznis būdas duoda galimybę tyrimą atlikti. Antras dalykas, virusai nepasiduoda jokiems tyrimams. Jeigu žmogaus netgi biopsiją paima, 5 dienų laikotarpyje virusas negyvas. Ir užkratas yra gaunamas, reiškia, tiek per lytinius santykius. Per lytinius santykius atominį virusą mažiau gaunamas užkratas, daugiau gaunamas per maistą. Tai yra, kas valdo mėsą, kur turi virusus, žalią mėsą. O žalia mėsa, kur nevirta, temperatūra neapdorojama, net galvoti, čia turėtų visi žmonės išmirti. Ir aš pradėjau tikrinti, o kiek tas virusas, jeigu atskirtas nuo kūno arba gyvūnas nužudytas, kiek tas virusas egzistuoja. Jis pasirodo, daugiau 5 dienų neegzistuoja. Taip, kad žalią dešrą valgyti 5 dienų laikotarpį nepatartina. Jeigu gyvūnas turi tą virusą, reiškia, tai praktiškai persideda, jis prasiskverbia per ląstelės sienelės, apsigyvena ląstelės viduje, paskiau sudaro židinį, nuo kuriame vystosi. Ir taip toliau. Bet yra dar, kas baisiausiai, tai yra virusai šitie labai stipriai maitinasi radioaktyvumu. Radiacija, tai yra visi įvairių švitinimai. Šiandien, reiškia, kiekvienas žmogus vaikščia su telefonu, tai yra nešioja stotį, kuris spinduliuoja energiją. Kiekvienas, reiškia, dirba su kompiuteriais ir dar priedo medicina, kada tyrimus atlieka vairūs tomografai ir taip toliau, visokie apšvitinimai. Jie, reiškia, aš stebėjau tokį dalyką, kad ateina vyras į rentgenoterapiją, paskirta jam tam tikras kiekis iš kitų procedūrų ir švitina radioaktyviais spinduliais. Ateina pirmas iki terapiją, jo viruso lygis yra 10-8 laipsnėje. Po terapijos žiūri 10-12 laipsnėje. Iškia sustiprėja virusas. Kita terapija ateina jau 10-16 laipsnėje. Laipsnio rodiklė. O ką reiškia 10-16 laipsnio rodiklė? Tai čia ne kartą yra, čia yra visai kitaip. Reiškia, tie virusai įgauna jėgą, jų negalima, reiškia, švitinti. Ir va čia atsiranda, kad aklavietė medicina. Nustatyti negali, bando ir kiekvienas žmogus gaunasi bandomas triušis. Operuoti negalima, švitinti negalima. Antra, reiškia, vertus ir žmogus, kuris turi atominius virusus, tai jisai savotiškai kaip ir pasmerktas yra.
su kompiuteriu dirbti irgi reiškia trumpina amžių, su mobilų telefonu, o žmonės šiandieną kalba valandom. Ne šiaip savo, kad reiškia greitai. Juk mobilus telefonas duotas paskambinai, trumpai aiškiai pasakė ir viskas. Tai nešneka visokius. Ir apie orą, ir apie ką tik nori. Apie kaimynus visus apšneka valandom. Ir krauna į save šitą krūvį energetinį. Ir virusus maitina. Jeigu virusų nėra, tai nieko. Žmogus galbūt, kad ir pakalba ilgiau, neatsiranda nuo to atominių virusų. Nuo to, reiškia, o kurie turi atominius virusus, viskas jiems yra labai pavojinga. O kadangi žmogus nežino, jis turi ar neturi, nieko nejaučia, kol nepradeda reikštis kažkokių susirgymų, tai visgi su mobiliais telefonais reikėtų, čia ne žaidimas yra, kaip greitai susisiekimo informacinė priemonė, trumpai aiškiai pasakė ir viskas. O dar geriau ne prie ausies pridėta, kad netgi būtų gal biškį toliau, bet didesnių garsų kalbėti. Ir kompiuteriai. Sėdi žaidimai kompiuteriais. Tiek vyrai, tiek moteris, darbe kompiuteris, visur kompiuteris. Taip, kad ir šiandieną stebėsi žmonės, kodėl tiek daug onkologinių ligų. Nes praktiškai yra tie atominiai virusai, jie pabunda iš letargo miego. Kada suaktyvina jų veiklą, reiškia, žmogus turi problemų. Taip, kad 20 amžiaus problema yra kaip tik tai tų atominių virusų galimybės suteiktos jiems egzistuoti, gyvuoti. Nes jie nuo tų radioaktyvių spindulių, jie labai stipriai veikia. Taip, kad praktiškai ir medicina turėtų keisti požiūrį. Gal Markūnas čia toks kažkoks keistuolis yra, bet reikėtų, reiškia, pasižiūrėti ir medicinai pačiai. Bet jinai neturi jokių galimybių netgi tyrimą atlikti. O šitas radiestezinis tyrimo būdas, jis yra, jeigu žmogus turi galimybę, jis gali tyrinėti. Bet ir tai dar, jeigu jis tyrinėja, dar kad jis pats užkrato šito negautų. Nes tai yra daug niuansų, apie kuriuos praktiškai ir kalbėti reikia, ir antras dalykas ieškoti išeities. Tai lygiai tas pats ir Vokietijai. Tik Vokietija yra dar viena problema, kad ten yra žmonės, kurie jau gydytojai nuspręsta, kad jo mes nebepagydysim, tai sudaro sąlygas pagreitina mirtį. Ir yra netgi ligoninės, yra tokie, reiškia, kaip ir vadina, kaip pasmerktųjų skyrius. Ten viską, reiškia, ir gydo jos, viską daro. Yra gal kai kurie pasveiksta, bet kurie ateina su atominiais virusais praktiškai matyti. Tik tai pagreitina procesus jų. Man buvo toks, irgi ten viena tokia pažįstama moteris, ten visą istoriją, stresų pilna, ir jinai susirgo, reiškia, kaip tik tai tie atominiai virusai, jie korekciją atlieka, viskas gerai likia, ir paskui, reiškia, pabūna kiek laiko, vėl lygis krenta dėl tų visokių stresų, lygis nukrenta, virusai atsinaujina. Ir aš nuvažiavau ir nutarėm, kad reikia ją aplankyti. Aš pažiūrėjau, kokia jos būsena ligoninėje guli. Ir būsena tokia, kad net rodiklių nėra. Kadangi aš galiu atlikti korekciją, atlikau korekciją, rodiklį atsistatė. Ir mes, kada nuvažiavom tenai, aš stebiu, reiškia, kaip vyksta procesai. Jinai linksma, jinai šypsas, jinai žino visą ir netgi pagalba nesikėjai buvo suteikta. Ir gydytoja. Tuo metu, reiškia, buvo gydytoja irgi toj palatoj ir jinai stebi tą moterį. Ir galvoju, kodėl jinai taip įsispeigelė, įsistebėjo, kad jinai linksma. Paskiau, kada išėjau iš ligoninės, tyrimus atlieku, pasirodo, jau jos būsena buvo visai prasta. Iškėties mirties riba, o jinai praktiškai linksma, šypsasi, savo patenkinta, atrodo gyvenimą kaip visai sveikas žmogus. Kadangi korekciją atlikai, tuo metu, reiškia, viskas labai gerai, o gydytojai neaišku, neturi tai būti.
nes turi būti, reiškia, visai kitokis pokytis. Tai va, vienu žodžiu, tapau tokiu kaip savotišku tyrinėtoju. Paskui, aišku, ta moteris kažkur tai po savaitės ar po kiek mirė. Nes vėl krenta lygis, krenta visa būsena ir iš karto, reiškia, vėl įsigaliojo ta visa sistema ligos ir mirties grandies sistema. Tai va, žiūrėsim, kaip bandysiu kažkaip tai atsiriboti, noriu parašyti dar 7 knygą, papildyti tuos visus dalykus, kurie yra, gal sudomins kažką tai iš mokslininkų, bet turiu pasakyti, kad čia yra tas sudominimas nėra taip paprastas. Jeigu žmogus neturi galimybės o tokiu būdu bandyti, reiškia, žiūrėti ir stebėti, kas vyksta, visai netgi koreguoti, jis praktiškai negali tirti tų procesų. Gal žmogus ir mokslininkas labai užsispyręs, bet jeigu tų galimybių neturi, jis panaudoti šitos informacijos nesugebės. Ir dar vienas dalykas yra tie žmonės, kurie bando kažką tai gydyti, kitiems padėti, būna, kad tas ligas perima į save. Ir va čia yra viena iš didžiausių problemų. Pas mane ateina ir tų įžymių ekstrasensų ten žmonos ir kitas iki žiūri stebėsi, kad praktiškai žmogus perima lygą, atneša į namus ir iš kitą lygą ir šeima kenčia. Tai va čia yra labai sudėtingi dalykai, problemos sudėtingas, už tai daugelis net nenori tokių darbą dirbti ir labai teisingai daro. Aš irgi galvoju, kad reikėjo po truputį silpninti tą visą priėmimą ir nutraukti, nes yra labai stiprus krūviai yra. Nes šis smegenis, kai jungi veiklą, kitas iki jau ateina, atrodo pailsėjęs, po pirmo kliento jauti, kad kažko tai reikia pavargęs. Nes yra daug jėgų reikalauja šitas pati diagnostika ir korekcija. Ir jėgų, minties galios jėgų. O čia, reiškia, visai kiti dalykai yra. Taip, kad gerai gilinkitės informaciją, stenkitės pasilikti visai kitokiai būsenai, kad patys save palaikyti. Tie žmonės, kurie žino, kurie netgi dažnai apsilanko, yra kai kurie, tai matyt, ateityje, reiškia, turi gerai įsisąmoninti, kad tie procesai yra valdomi, žmogaus minties galios jėga valdomi yra. Ir negatyvės mintis, pyktis, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, baimė, pavydas, gobšumas, kerštingumas, visos neigiamas emocijas, kaip tik yra pagalbininkai tų virusų vystymuisi ir pagalbininkų atverimui kelia kitų ligų. Ir tarp kitko paskutiniu metu, kad aš pasižiūrėjau, reiškia, kaip žmonės užvaldyti demonų, užvaldyti virš demono lygio, tai yra tokios dvasinės esybės, kurios praktiškai labai stipriai veikia žmogų. Neveikia, o valdo. Pavyzdžiui, demonai valdo žmogaus mintis. Žmogui atrodo, kad jisai pats sugalvoja, pats jo mintis čia yra, praktiškai viskas yra tiesiog pakišama į galvą, kad jis galvotų, kad jis pyktų, kad jis nervuotųsi, kad jis pergyventų, kad jis neturėtų, reiškia, tos ramybės. Ir tie procesai, jie sukelia kaip tik tai didžiulius galimybės egzistuoti demonams, virš demono esybėms ir egzistuoti tiems atominiams virusams, netgi sugrįžti jiems atgal į žmogaus organizmą. Matot, dvasiniam lygmenį šiandieną materialus pasaulis dvasinio lygmens nesupranta. Čia reikia turėti ir suvokimą, ir galimybės. Žmogui patikėti, kad tokie procesai vyksta, tai, sakyčiau, labai sunku yra. Kai kurie net ir netikė, numoja ranką ir vėl tavo gyvena taip, kaip gyveno. Netgi patarimų siūlo, bet jisai, reiškia, jų nepriima, tik patarimą jau priima tada, kad gauna per galvą ir atsipeikėja šiek tiek. Kaip yra rusų kalboje toks posakis, sako, mužik ne перекрестится, пока гром не грянет. Vyras sako, neperšėknos, kol griaustinis netrenks. Jau kai neskrenkė, nežino kodėl, nors, reiškia, nei bažnyčia eina, niekur, bet, reiškia, kažkodėl tai ima, reiškia, iš karto persišėknoja. Ant kiek paveikia, reiškia, vienas smūgis, tas garsas paveikia žmogų, kad jisai prisimena, kad jis dar turi ir dvasinį lygmenį sielą ir sielos
struktūriniai deriniai, kaip tik tai reiškia Dievo kūrybos ta dalis, kuri yra dvasinė lygmens dalis. Iš karto žmogus net iš kažkur tai iš praeities, iš tėvų senelių, prosenelių, pagal nuojautą atlieka tokį veiksmą. Taip, kad yra visgi, aš kuo toliau gilinuosi į tuos visus procesus, galiu pasakyti, taip yra. Daugelis tų procesų ligų, jų nėra tokių, kaip žmonės mano. O atvirkščiai užvaldyti žmonės turi demonų, virš demonų, atominių virusų ir tokių ligų, kurios praktiškai kitas įkėjo nuo žmogaus mažai priklauso. Jeigu žmogus elgėsi ne taip, kaip reikia, tai po žmogų susidaro tokie procesai, kurie nevaldomi yra žmogaus. Nevaldomi dėl dviejų priežasčių, dėl nesuvokimo, antras dalykas dėl galbūt ir net neįsigilinimo ir net nenoro to daryti. Kaip mano kiekvienas, kad jis yra per silpnas, o iš tikrųjų žmogus yra labai stiprus. Dvasiniam lygmenį žmogaus jėga yra neapsakomai stipri. Kadangi aš eksperimentuotojas toks esu, tai iš savo patirties galiu pasakyti, kad žmogaus minties galia stebuklus daro. Iš viso žmonės panaudoja protinių galimybių labai mažai. Mokslas tvirtina, kad 2-3, netgi 2% tik tai. Apie 3 kažkodėl tai net ir nekalba. Tada aš galvoju, o kam skirti kiti 98 procentai? Kas juose slypi? Ir vienas iki man iškilo noras pažiūrėti, o kiek aš panaudoju savo galimybių, kaip žmogiškas paskirties galimybių. Pasirodo tik 5%. O kur dar 95%? Ir jeigu reiškia, o galimybės kai kurios atrodo tikrai vos ne kaip stebuklas vyksta. Aš nesu pasakojęs tą pavyzdį, bet pasikartosiu dar sykį. Moteris iš Ispanijos skambina, negali padaryti, kad mano vyras taptų vaisingas. Sakau, kodėl jūs manot, kad jis nevaisingas? Todėl, kad sako, aš nuo pirmo vyro turiu mergaitę, dabar jau 2 metai gyvenam ir niekas nesigauna. Iški vyras nevaisingas. Kadangi turi galimybę pažiūrėti iš klotinį, pasižiūrė, reiškia, prieš pirmą lytinį aktą pas tą vyrą spermatozoidų gyvybingumas, nuo tos sienos iki manęs. Čia yra nuostabi sėkla. Dar ne kiekvienas vyras tokio turi. Po pirmą lytinį aktą su ją, jo sėklos gyvybingumas, jo sėklydėse valiko tik toks. Sako, jeigu vyrai žinotų, kas yra atsitiktinis lytinis aktas, tai dingtų erekcija. Ir viskas tampa nevaisingu. O kodėl, reiškia, ta moteris turėjusi lytinis santykis dar, kai įsiskyrė su vyru, su kitu vyru, ir, reiškia, ir tas turėjo vyriškos sėklos naikinimo programą, ir tą programą persidė šitą moterį, ir visi vyrai, kurie turės su ją lytinius santykius, visi taps nevaisingi. Aš tada atlieku korekciją, nuimu tą programą nuo jos, nuimu programą nuo jo, susitvarko vėl, atsistato, reiškia, spermatozoidų gyvybingumas. Moteris Ispanijai, vyras Ispanijai, o čia žmogus Lietuvoje. Ir Lietuvoje minties galia neturi jokio atstumo. Susitvarko šitie visi lygiai. Ir praėjo gal 3, gal 4 savaitės, gal 5, nežinau, kadangi nefiksavo laiko, bet labai greitai skambina, kur pervesti pinigus, sako, kokius pinigus ir už ką. Sako, aš jau pastojau. Ir pagimdė sūnų. Matot, ir kada susiduri su tokiais faktais, tada visai kitaip žiūri ir į tą pačią mediciną, į to pačią žmogaus galimybės, į jo minties galios galimybės. O šiandieną žmonės kaip gyvena, pažiūrėkite. Man iš Vokietijos skambina. Sako, kažko tai, reiškia, sveikata ir pas vyrą, ir pas mane bloga, ir pas vaikus, reiškia, kažkokios, tai nežinau, atsirado griūtis. Aš pasižiūrėjau, lygis nukritęs iki 3, nors jie visą laiką gyvendavo 10 lygyje. Sakau, tai ką Ukrainas, stebit Ukrainos procesus. Taip, sako, kiekvieną vakarą prieš miegą pasižiūrim, kas įvyko šiandien. Ir lygis, matot, karas šitas ir dabar žiniasklaidos priemonės yra, tas sužinojimas visų šitų procesų yra labai viskas kaip ant delno. Ir žmonės nervuojasi, pyksta, smerkia viens kitą, stresuoja ir viskas. Sakau, toliau taip darykit, sakau, tai nustokit jūs žiūrėti. Jeigu nemokat vertinti situacijas, nustokit žiūrėti tą televiziją.
Tai atlikau korekciją, pasitvarkė. Ir paskiau, kai nuvažiavau Vokietijai, sakė, jau nebežiūrime su laidų. Nuo to, sako, nieks nesikeičia, procesai vyksta, o mums tik blogiau. Ir protingai yra. Tai va, taip, kad žiūriu ir Lietuva šiandieną, nekokie popieriai. Aš vakar žiūrėjau laidą, aiškina apie prezidentę mūsų ten, visokią surinkė informacijas, kažko, ko buvo nepatenkintas. Matot, vyksta kova tarp prezidentės ir premjero. Ir visų tų reiškia dalykų. Čia yra blogai. Čia yra labai blogai. Ne kova turėtų vykti, o ieškojimas iš kitų normalių sprendimų. Tai vat, ir kai pasižiūri tos dalykus, galvoju, nu, kam to reikia? O tamsias jėgos jos taip veda žmogaus mintis ir viską sujungia net žmonės į bendruomenės atinkamas, į bendraminčius. Ir žmonės mano, kad žmogus pats galvoja, kad viskas teisingai. O kai pažiūri šalies, nieko ten nėra. Visiškai kitaip yra. Taip, kad gyvenimas ir šie laikai tokie yra. Ir tas karas, apie kurį dabar ten Ukraina su Rusija kariauja, kitos valstybės tarpusavį kariauja, ten graikai savo, reiškia, kelia reikalavimus įvairius, reiškia, kažko tai nori. Tai turiu pasakyti, yra neprotingas mąstymas. Ir jeigu neprotingai mąstyti, tai yra griūtis. Tos griūtis, kur įjungia masę žmonių. Ne tik tai tas žmogus, reiškia, kuris elgėsi neteisingai, bet jis į tą grupę įsijungia labai didelis žmonių kiekis, kuris kiekvienas savotiškai mąsto, savotiškai galvoja ir nesupranta, kad tai yra blogai. Ir toliau, reiškia, pasiduoda tų jėgų valdymui, nes demonai, virš demonasybės, jos valdo žmogų. Virš demonasybės tai yra esybės, kurios už demoną stipresnės 4-6 kartus tose ribose. O demonai jau valdo, reiškia, žmogus nežino, ką daro. Jeigu demonas įsibrauna, reiškia, į žmogų, tai jisai jį valdo labai stipriai. Ir žmogus atrodo, kad aš teisingai darau, aš teisingai galvoju, žmona neteisi, vyras neteisus, vaikai neteisus, smerkia ir viens kitą naikina. Bet čia yra didžiausia problema, šių laikų problema, kada nėra santarvės. Juk Dievas sutvėrė žmogų, davė jam protą su visom galimybėm, davė išmintį ir davė laisvą valią. Ta intuityviai išminti, kaip žmogus turėtų gyventi. Bet žmogus tą laisvą valią nemoka naudotis. Pyktis, nepykantas, smerkimai, teisimai. Ir netgi, kai pasižiūriu, ir tas 10 Dievo įsakymų, kur duotas. Juk viskas teisingai duota. Vienintelė malda, Kristaus malda duota šventam rašte. Bet žmonės ir jos nesupranta. Ir kažkur tai blaškosi po pasaulį savo mintimis, protų ir paskiau prisigauda įvairių minčių, netvarkingų, neteisingų minčių ir galvoja, kad turi būti taip, o taip nėra. Ir tada pas žmonės iški gaunasi taip, kad jie nesugeba surasti to. O tamsios jėgos jos viską daro, kad žmogų išbalansuoti. Šiandieną žmonės maždaug apie 60% gyvybės energijos maitina piktąjį. Jo visą, reiškia, armiją. Ten visokie velniukai, pikčikėliai, reiškia, ten kaip yra demonai, virš demonų tos esybės įvairios. Nuo nulio iki demonų ten jų didžiulė gausa yra. Ir jos, kada žmogų įveda jau tą netvarkingą mąstyseną, jie iš karto, reiškia, žmogus tampa atviras ir maitina juos. Paskiau pats žmogus neturi jėgų. Jis negali susikaupti, negali, netgi negali normaliai mąstyti, jame funkcionuoja pyktis, nepykanta, o jie, kaip tik tai tų viso vadinamo nervinės prigimties ligų vystymąsi skatina. Ir žmogus kenčia ir toks pusiau egzistuojantis. Jeigu 60% gyvybės energijos jau atiduoda tamsiam pasauliui, tai praktiškai jis maitina piktai. Dieviška energija, tos visas esybės demonai, virš demono, jie negali paimti iš visatos
Tai reiškia, dieviškos energijos jie paimti negali. Jų biologinės vibracijos netitinka. Lygis per žemas yra. O žmogui duota galimybė. Netgi maitina Dievas žmogų, kad, reiškia, gyvybės energija, ta visa ta sistema taip sutvarkyta, maitina. Ir žmogus šitą gyvybės energiją, kur gauna, jis atiduoda ją demonams, virš demonas įvėms ir paskiau nori būti laimingas. Jeigu 60% gyvybės energijos atiduoda, jis neturi jėgų, o jeigu 70% iš viso, jis nieko negali daryti, tik tai pykti, nervuotis ir viskas. Jam lieka 30%, ką gauna, reiškia, iš visatos. Pagal Dievo sistemą, reiškia, žmogaus egzistencijai, savo panaudoja 30%, o atiduoda 70%. Ir jis neturi jėgų. Atsikėlęs rytą jau pavargęs yra. Jau jisai, reiškia, atsikėlęs jau nervuotas, jau piktas, jau pasinė gerai, jau kažkas tai tokio atrodo. O kodėl taip yra? Už tai, kad tiesiog gyvybės energija nuteka ne ten, kad galėtų susikoncentruoti kūrybai, darbai, veiklai, o nuteka visai kitais šaltiniais. Tai va, taip, kad žmogus, jeigu šiandien norint gyventi, reikia labai gerai susimastyti. Ir visgi atskirti grūdus nuo pelų. Ir atskirti nėra taip baisu. Juk duota 10 Dievo įsakymų. Nedaryk to. Neturėsi problemų. Nevok, nežudyk, nepaleistavauk, nekalbėk netiesos. O didžiausias žudymas yra abortai, tai yra kontraceptinės priemonės, kurios žudo vaikus iščiose. O visi mano, kad viskas tvarkoj. Jeigu vaiko nėra, tai reiškia viskas tvarkoj, nieko panašaus. Ateina, į konsultaciją pažiūrėjau, kad 7-10 vaikų nužudyti iščiose. Iščias duotas, kad gimdymui ir kad naujos gyvybės pratesimui, sveikos gyvybės gimdymui, tai paversta į žudyklą, savo nuosavų vaikų žudyklą. Baisų žodžiai, bet jie yra teisingi. Ir kitas iki nekiek nesikuklinu juos pasakyti. Ir va čia yra visa sistema yra sujaukta ir užvaldyta tamsiųjų jėgų. Jaunimą šiandien nevestis reikia, o sekso reikia. O anksčiau mūsų, reiškia, toj buržuazinėje Lietuvoje buvo. Supiršo porą. Jeigu, reiškia, jau sprendžia, kad reikia vestis, prieš 3 mėnesius duoda užsakus į bažnyčią kunigui. Kunigas netgi paskelbė, kad toks tai Jonas ir tokia tai Ona. Padavė užsakus santuokos sakramentai tokiai tai dienai. Ir visa parapija jau žino, kad Jonas ženėsi, Ona išteka. Suplaukė visi pletkai. Tiek apie Joną, tiek apie Oną. Ir jeigu viskas tvarkoja, nieks neišyra, tada vyksta dėrybos kraičio, tada yra atgaila, santuokos sakramentas, o po to jau lova. O dabar viską pradeda nuo lovos, atvirkščiai. Ir viskas sujaukta, visas užterštas chromosomas, kurias, reiškia, tarpusavio, viskas, reiškia, tiesiog taip ir plečiama. Kad kuo daugiau paplistų, išėję tamsaus pasaulio užmonės. Per tą nuostabą meilės jausmą, netgi ir lytinis aktas juk nėra nuodėmė. Ir neparašyta 10 Dievo įsakymų, kad lytiškai nesantykiauk, parašyta nepaleistavauk. Tiksliai išraiška žodžiai yra. Neturėk atsitiktinių lytinių santykių. O žmogus, reiškia, kadangi nežino ir ypatingai jaunimas nevaldo tų procesų, viens kitam užkratą duoda ir eina, palaida bala. Ir paskiau pasijunta, juk pas mane ateina žmonės yra ir subrendę žmonės, ir jauni. Ir kai ateina ir kai pažiūrė, kas darosi, reiškia, kaip aiškini žmogui, kas su juo vyksta, jie supranta, bet jau po fakto. O prieš tai niekas nenori net knygos skaityti. Nenori įsigilinti. O kodėl nenori? Todėl, kad jeigu žmogus sužino informaciją, tamsios jėgos neleidžia skaityti, nes jeigu žmogus sužino informaciją, paskui jau negali taip valdyti. Ir pakiša įvairias mintis kitokias, ar tai per draugus, per pažįstamus, tamsus pasaulis labai gražiai valdo žmogų. Jeigu Dievas sutvėrė žmogų, davė jam laisvę, pilną laisvę,
Jis sutvėrė žmogų, davė jam protą su visom galimybėm, rankų, kojų, akių, ausų, jausmų ir taip toliau. Davė išmintį, kurį laikų bėgant suformuoti netgi tą patį šventąjį raštą, intuityviai išmintį pradžiai davė, kuri irgi taip pat žmogui yra, jis žino, kad negerai, bet vis tiek daro, ir davė laisvą valią. Ir at laisvos valios Dievas neatima iš žmogaus. Gali tu elgtis taip, gali taip. Davė 10 Dievo įsakymų, nedaryk šitaip, neturėsi problemų. Nu kaip? Kaip prūsų kalboje yra toks įsireiškimas. Atsimenu dar nuo armijos laikų. Sako, zadočia kariek, tokį prosicą nagriek. Užpakaliukas, sako, kaip riešutukas, taip ir kaip pasakyti, procesą tai yra. Prašosi nuodėmė. Yra tų įsireiškimų, jie yra, sakyčiau, tikrai tokie ir vulgariški, bet jie labai tikslus. Sukelia, reiškia, kažkokį, tai merginas renkėsi. Kodėl jos renkėsi, kad būtų seksualiai iššaukiančiai? Juk čia yra negerai. Irgi aš knygoje rašau, kad žiūrėkit, kas daro seksu žmogaus galvosena visa. Ir visi mados. Aš dabar į Vokietiją ateina, džinsai apsirengusi, panelė, kiaurė, iššyrė, išplyšė. Aš sakau, žinai, ką simbolizuoja šitokia tavo būsena ir toks rūbas. Sako, jeigu čia skylės yra, žinau, kad ir tavo galvoj skylės. Aiškiai, ten netvarka. Ne tuo turi sudominti vyrą ir jaunuolį, kuris iš kitavim susižavėtų. Galbūt išmintimi ir ta pratinga mąstysena ir kultūringumu. Ir aš atsimenu, armijoje, kai tarnavau, tai mūsų laikais, mano metų, trūko jaunuolių. Tai į armiją imdavo moteris. Jos imdavo kaip virštarnybininkės, mokėdavo ten algą, nes ten įvairūs, kur gali moteris atlikti tas funkcijas, tai įvaisius ryšininkės, visokie reiškia apmokydavo ir atsimena, eidavo, buvo pulkas stovėjo, tam pulke, reiškia, buvo, nežinau, ten ar atskirta dalis, ar tai tik moterų pulkas tas ir buvo. Tai jos būdavo eina, tai šitie kareiviai, oi, to takaja, sekaja, kaip jie sakydavo, ateik, čia bus taip ir taip ir taip. Tiesiog, reiškia, žargonais, reiškia, mėtydavo, žaidinėdavo tą visą kuopą tų einančių moterų. O pas mus dirbo tokia Larisa, jinai visą laiką bibliotekoje. Tai jinai apsirengusi kultūringai, visai įsilyginti drabužiai, šukuosin, tokia kultūringa, rami, graži, neiššaukianti. Su ją visi kareiviai šnekėdavosi pagarbiai. Moteris pati iššaukė, ar reiškia tą pagarbą savo, ar iššaukė kažkokį tai tą geismą neiššaukinį į tokį, kuris praktiškai žlugdo pačią moterį. Nes tos mintis, kur eina, jos reiškia kažkur tai pramuša. Tai čia yra ir jeigu šiandieną pažiūrėti pasaulį, aš dabar, kadangi jau nemažai tų metų, virš 70, tai ir žiūriu, tai tarybiniai laikai buvo, tie visi laidos, televizijos, daug nesąmonė buvo. Ir žmogaus atjungimas nuo Dievo yra didžiulė nesąmonė, kur padaryta. Tarybiniai laikai, jeigu būtų sugrįžęs prie tikėjimo ir prie Dievo, ir prie tos dieviškos išminties, nors tas išmintis paimta kaip tik tai iš to švento rašto. Ir pats Leninas, reiškia, tai nesukūrė jokios sistemos. Jisai tas, kas tobulą, lyg ir bandė panaudoti. Bet Dievo nėra, o jeigu Dievo nėra, tada, reiškia, pilna laisvė yra. Ir kad jeigu nebūtų Dievo ir nėra, tai nieko baisaus, bet kadgi yra, visa sistema egzistencijos yra. Ir kada pasižiūri šitos visus dalykus, šitas iškreiptas žmogaus gyvenimas, taigi šiandieną liūdnas vaizdas. Kodėl liūdnas? Juk vaikų gimdymas yra silpnas. Vaikus gimdo 3, 4, 5 lygio. Jeigu tik tai mergina su vienu, su kitu, su trečiu apturėjo lytinius santykius, jinai praktiškai, ar dar pergyvenasi nesėkmingos meilės tiesa, jinai negali pagimdyti vaiko aukšto lygio.
kuri nežino šitos informacijos, nežino šitų dėsningumų ir nesugeba sugrįžti atgal, negali turėti normalių vaikų. Tai jinai yra moteris, kuri netinka gyvenimui. Galbūt tam lytiniam aktui ir tinka, bet gyvenimui tikrai netinka. Ką reiškia turėti vaiką nevisavertį? Silpno proto. O silpnas protas ne taip, kad būna, atrodo, jaunuolis gražus, aukštas ir netgi mokosi gerai, o protelė nėra, gyvenimo nėra su jo gyvenimu. Mergina irgi atrodo viskas puiku, gražu atrodo, o nieko gero. Ir kai ateina pasižiūri, koks vidus sujauktas iš žmogaus, tai kitas iki stebėsi. Tai vat, jeigu šitą sistemą žmonės perims, supratimą tą visą ir sugrįž prie Dievo ir iš mintimis, žodžiais, veiksmais ir darbais, tai praktiškai yra galimybė pakilti ir susitvarkyti. Ir dar pažiūrėkit, yra juk informacijos labai gražios yra. Vat Rusijai, kai buvo Osvencimo tos stovyklos visoje vairis, ten iš jų darė tyrimo laboratorijas. Tai buvo, aš žiūrėjau tokį, reiškia, kaip ir mokslinį populiarumą filmą. Atrinka 20 merginų ir iš 20 merginų 19 su nekaltybė. Tai ir pačiai Rusija tvarka kitokia buvo. Ir tada tas gydytojas, kuris, reiškia, toje ligoninėje Osvencimo dirbo, sakė, tokios tautos neįmanoma nugalėti. O dabar kas darosi? Ir aš kai atsimenu, reiškia, netgi pačios laidos įvairios, televizijos laidos filmai, kokie buvo tada, net tada ir iškirpdavo visokias seksualias tas nuotraukas. Reiškia, netgi filmus užsieniečių, kur stengdavosi parodyti, reiškia, iškirpdavo tas visas sekso scenas. Ir kažkodėl tai, reiškia, atrodo, kvailai darydavo, bet iš kitos pusės gerai. Ir ideologija buvo kitokia. Buvo, bažnyčios nėra, bet dorybės ideologija buvo kitokia. Netgi svarstydavo ten komjaunimo susirinkimas, pionierių susirinkimai, nedoro elgesį svarstydavo, kitų kelių kažkur bandė eiti. Bet kadangi, reiškia, nutolstama nuo dieviškos išminties ir nuo dieviškų dėsnių, vis tiek nieks nesigauna. Tai vat, ir šiandieną, reiškia, mes turim didžiulių pavojų. Pavojų tokį, kad, reiškia, mes jau gimdo nesveikus vaikus. Vaikai, kurie, reiškia, yra 3-4 lygį, o ateina pas mane klausti, sako, kokią specialybę jam pasirinkti mūsų vaikui. Jau baigė vidurinę mokyklą, kokią specialybę pasirinkti. Aš pažiūrėjau toks rodiklis savirealizacijos galimybės. Jos gali būti meno, gali būti dvasingumas, tai gali būti kažkokiam tai darbė specialybė, kažkokiai tai pažiūrė. Šitas galimybės tik tai yra 50%. 40%. Tai žmogus, kuriais dirbti, niekur netiks. Jeigu galimybė 70%, žmogus gali dirbti. Bet ir tai taip pat. Kaip sako, kaip sekasi. Nieko patinka, bet dirbti galima. Ir šeimoje, jeigu tarpusavę suderinamumas yra vyro ir moters, tai irgi taip pasako, nieko patinka, bet gyventi galima. Jeigu 80% suderinamas, jau žmogus visai kitaip žiūri. Jau jisai daugiau skiria dėmesį ir su malonumu tą darbą dirba, su malonumu, reiškia, šeimoje, reiškia, ir santykiai visai kitokie yra. Jeigu 90% iš vis paskendė į tą specialybę kažkur, tai jisai gilinasi, gali suprasti, suvokti ir jam viskas į vietas atsistoja visi klausimai ir visi veiksmai. Nuo 100% tik būna atskirais momentais, bet tokių žmonių nesu aptikęs. Tai va, dabar jeigu ateina ir ten suderinu, reiškia, žmogaus savirealizacija yra 60%, tai visur bus sunku dirbti. O jeigu 50% neįmanoma dirbti, našta, nedarbas, katorga. Tai va, ir va čia, reiškia, yra jau problemos. Ir svarbiausia, ir dar svarbiausia dėsningumas kame yra. Jeigu vaikas užgimęs 10 lygyje ir jeigu dar išaugintas normaliame lygyje, tai jisai praktiškai visur savo ir ten tenka,
kur nepasižiūrėsi, kokią specialybę nepasirinks tinka. Bet jeigu gimęs 3-4 lygiai, retas atvejis, kad kažkokia tai specialybė tinka. Tai pasigimdo nenormalų vaiką, galima sakyti taip, o paskui iš jo reikalauja, kad jis kažko tai taptų. Ir čia problema yra ne tai, kad žmonės blogiečiai yra, kad žiūrėkit, kokie yra. Taip, iš dalies jie yra apsėsti, piktosios dvasios, iš kitos pusės jie kaip tik reikalingi, kad tokie žmonės būtų, nes kiekvienas žmogus yra atinkamo maitinimo šaltinio tampa toksai. Tai tamsios jėgos viską daro, kad žmogus ir išės augdamas būtų sardyti dariniai ir kad, reiškia, jisai gimęs irgi neišsivystytų taip, kaip turėtų išsivystyti. Ir jų, reiškia, šitą sistemą taip atidirbta. Ir tie visi agentai, reiškia, yra, ir tie visi, kurie veda, jie antiek, reiškia, gerai supranta. Ir nebereikalo vienas kunigas iš stačiatikių tikėjimo, reiškia, sakė, nepamirškit, kad kiekvienas velniukas Bibliją geriau išmano negu bet kuris kunigas. Žino, kaip prieiti prie žmogaus ir vertinti jo trūkumus. Ir va čia yra ta dorybės sistema. Bet dorybės sistema tai ne tik, kad ten seksas ar dar kažkas tai. Dorybės sistema tai yra protingas mąstymas. O protingas mąstymas tai 10 Dievo įsakymų suvokimas. Plačiaja prasme. O čia jau, reiškia, problema ir yra. Žmogus ir kietai eina į bažnyčią, meldžiasi, o elgiasi visai kitaip. Taip, kad yra jo veiksmai ir žinios skiriasi, nesutampa. Gyvena ne taip, kaip turėtų gyventi. Ir va čia yra, aš nežinau, kiek aš gyvensiu, galbūt prasitarsiu kažkur, tai jau labiau, kad aš visą laiką balansuoju. Juk žmonės, kai tikrini, tai praktiškai gali perimti ligas iš jų į save. Ir ligas, ir nesėkmes, ir nelaimės, ir tamsios jėgos labai stebi. Ir jų tikslas yra mane greitai išvesti iš gyvenimo. Bet kažkaip tai dar galbūt vertas daugiau esu gyventi, negu kad mane išvestų iš čianai. Tai vat yra ir tos šviesios jėgos labai daug padeda. Bet irgi pats turi stebėti visus dalykus. Ir kiekvienas žmogus turi stebėti. Stebėti save, stebėti įvykius, stebėti, kaip jis reaguoja į visus tos ir kokias pasakmes to reakcijų. Tai vat, štai, o čia kur nuvažiuosi, ar Vokietija, ar Lenkija, ar Lietuva, ar Rusija. Vat kaip tik metų bėgiai, reiškia, esu buvęs ir Maskvoje, ir Sankt Peterburgė. Visur žmonės. Ir žmonės atrodo geranoriški. Bet gyvenimas sujauktas. Bet taip sujauktas, reiškia, kad kitas iki stebėsi, kaip dar žmogus gyvena iš viso. Visi lygiai žmogaus netinkami gyvenimui. Ir nervinė ta įtampa, ir įvairūs, reiškia, yra mąstymas toksai, kuris, reiškia, praktiškai nekūrėjo mąstymas, o ardytojo mąstymas. Ir vaikus, kada gimda augina, irgi taip pat nekūrėjas augina, o ardytojas barnių, pykčių, neišminties keliu augina vaikus. O per prievartą bando kažką tai padaryti, tai tie, kad, reiškia, klauso lyg ir, bet kol tėtis ir mama yra, mamos tėčio nėra, tada kaip toj dainoje, sako, mamytė su tėvelio pagraban, o aš su berniuku patalan. Matot, kokie pasmurkūna, kokias, reiškia, yra palyginimai kategoriški, kur eina, reiškia, ir į viršą eina, ir kur, reiškia, eina visai į dugną neria. Ir žmogus, reiškia, balansuoja tarp tos dvasinės šviesos ir tamsos. Ir kodėl balansavimas toks vyksta už tai, kad žmogus yra užvaldytas. Ir pagrindė ne todėl, kad jis būtų kaltas. Ar negalėtų. Nežinojimas kaltas yra. Ir negebėjimas tų žinių pritaikyti gyvenimo praktikoje. Taip, kad čia yra
dirbti darbo yra labai daug, kai nebereikal Kristus yra pasakęs, kad šienapjūtė didelė, pjovėjų maža yra. Darbininkų maža. O tie darbininkai, tai kas galėtų reiškia apšviesti protą. Šiandieną šitokias priemonės yra, informacinės priemonės, kur galima iš tikrųjų reiškia visą pasaulį pajungti. Mano paskaitų, aš nei vienos nesudėjęs internetą, bet yra per 200. Kas reiškia gilinasi, kai kas nesigilina, kai kas pradeda skaityti, nusisuka, nesąmonės čia. Gyvenimas dabar kitoks ir gyventi reikia kitaip. Ir gyvena kitaip. Paskiau turi pasiekmes rimtas. Kai jau pasiekmes užvaldo žmogui jau ir lygos, ir nesėkmės, ir nelaimės, tada jis supranta, kad rato pasukti atgal neįmanoma. Jeigu ranką nusikirtai, tai tikrai kitos nebeusiauginsi. Žmogus netriežas, kad ir uodega atauga, bet tik tai kai kuriom funkcijoms. O žmogus, aiškiai, yra mąstanti būtybė ir jeigu jisai tą mąstymą nukreipia ne tą kryptimį, jis neturi sėkmės, laimės ir viso kito. Bet dabar aš irgi praktiškai sakyčiau, kol kas negaliu skūstis, nei sveikata, nei gyvenime. Jeigu virš 30 metų, jau 35 metai nesu sirgęs nieko. Ir jeigu dar savo amžiai dabar, aš galiu sėsti į mašiną, po visą Europą, per kur važinėti praktiškai. Tai dar yra vienas iš rodiklių. Jeigu 1500 kilometrų nuo A taško A iki B gali nuvažiuoti be poilsio, tai irgi reiškia vienas iš rodiklių yra. Aišku, yra kai kur skirtumas jau, nes kažkiek tai nuovargis jaučiasi, bet dar gali normaliai važiuoti. Tai vat, už tai žmonėms sakau, gilinkitės į tą informaciją. Ne fanatiškai, o išmintingai, kūrybingai. Ir mokėkit ją panaudoti gyvenimo praktikoje. Nesmerkimui savęs, vyro, ten žmonos, vaikų, ten kaimynų, kad jis matai, koks yra, aš žinau, ir aš jau puikuosi. Ne. Ne todėl. O kad galėtum normaliai kitas iki ir patarti, ir pats išlikti normaliai būsenai. Nes viską nulėmė kokioj, kad žmogus būtų Dievo palaimos šviesoj. Jeigu Dievo palaimos šviesoj, žmogus turi apsaugą. O jeigu per savo tas klaidas gyvenimą išeina iš tos šviesos, tai tie demonai virš demonų esybės, nuo nulio iki demonų, reiškia tos esybės, kaip vilkai, reiškia, kai avis atsiskiria nuo bandos, labai greitai sutvarko. O kol jinai bandoj, tai netgi, reiškia, neina prie bandos, nes ten jie saugo šunys, ten be mūsų kažkokia tai birdanka ir jie puikiai žino šitą. Tai vat, sugeba savisaugos sistema pas juos veikia gerai. O jeigu vis paklydo, viskas ateina pati. Tai žmogus pats lenda į tuos spąstus per tas visas gyvenimo klaidas ir netgi nesuvokdamas, kad tai yra klaida, jisai, reiškia, pakliūna į tuos spąstus. Aš matau, kada kalbuosi su įvairiais, reiškia, su žmonės tikinčiais, tie, kurie ten įvairių tikėjimų, musulmonų tikėjimų ir katalikų mūsų tikėjimo, krikščionybės, sentikių, staravėrų, reiškia, tų tikėjimų. Įvairių yra. Žiūriu, kai kur, reiškia, tokia galinga išmintis, kaip tie sentikiai. Prašant nuodėmių atleidimų už nuodėmes. Rusiškai pasakysiu, paskui lietuviškai, bet aš dažnai netgi, jeigu kažkokią tai pagalbą, kai žmogui nori suteikti, tai aš naudoju rusišką variantą, nes ten aprėpimas yra stiprus. Lietuviškai reikia į daugelį netgi kažkokią tai minčių. Bet прегрешение явные и неявные, вольные и невольные, осознанные и неосознанные. Vat javnai, tai yra matoma nuodėmė, iš karto matosi, kad nuodėmė. Ir nuodėmė kaip užslėpti nesimato, tada nieko neįvyko. Tai vat
Aš palyginimą tokį duodu. Bet vyras užpyko ant vaiko, paėmė kirvį ir nukirto jam galvą. Kiek tu čia mane klausysi ir man nervų čia gadinsi. Laikraščiai rašytų. Pilnumo, reiškia, visur būtų pilna. Visokie svarstymai, visokias mintis, kiekvienas traktavimai, visokie kalbos, apkalbos, viskas sujudėtų. Vat kai čia buvo, atsimenat, kai viena moteris pagimdė girtą vaiką. Kiek čia ir per televiziją, ir per radiją, ir per visur transliavo, kad moteris pagimdė girtą vaiką. O kai vaiką nužudo iščiasi, tabletėmis, kontraceptinėmis priemonėmis, juk irgi nutraukta jo gyvybė. Tai nieks nieko, netgi nieks nieko ypatingo nesima jokių priemonių, netgi vesti tvarkai, nei vienas jokios iniciatyvos nerodo. Matote, o juk tas pats yra. Juk tabletės kaip veikia. Kai kurios tabletės padidina klampumą kiaušintakiuose. Ir apvaisintas kiaušnėlis negalite laiko ateiti į gimdą. Ateina arba per vėlai, arba išvis gimdos nepasiekia. Ir vaikas žūsta. Apvaisintas kiaušinėlis yra vaikas. Su visą programą, su siela, su visko yra. Negalima jo žudyti. Kitas tabletės neleidžia formuoti gimdoje derlingam paviršiui. Ateina vaikas į gimdą, negali įsikabinti, nes gimda nepriima. Spiralė įvesta į gimdą sukelia išmetimo reakciją. Vaikas atėjęs į gimdą išmetamas lauk. Visi mano, kad nėra vaiko, tai viskas tvarkoja. Bet kodėl jo nėra, nieks nesigilina. O čia reiškia nužudyti vaikai. Sudarytas sąlygos žūti. Ir va čia reiškia ir iš karto problema visai. Netgi prezervatyvo naudojimas, kuris reiškia siela formuojama, o kūno nėra. Pusė vaiko suformuota. Ir juk šitas priemonės juk neduoda kilti žmonijai į viršų. O nežinojimas net palaiduoja nuo atsakomybės ir nuo rezultato. Ir čia, reiškia, ne mano tyrimai, čia yra medicininiai tyrimai. Paklausykite, reiškia, medicinos mokslo kandidatės Tamaros Nikolajevna per iš Rusijos radijo Marija laidų paimkite iš kitą medžiagą. Ir jos klausė, sako, jūs ginekologija akušerė, 35 metai ginekologinė stažo. Konferencija vyksta. Ką jūs naujo sužinojot šitoje konferencijai? Jis sako, viskas nauja. Ko pasaulis, aiškiai, eina tobulėja, viskas nauja. Aišku, jie nežino šitų dalykų, kuriuos, aiškiai, aš pasakoju per tuos tyrimus, kurie subtiliam lygmenyje vyksta. Bet praktiškai viskas taip pat. Ir jeigu žmonės, aiškiai, šitą informaciją žino ir vis tiek taip elgesi, tai ko tu vertas? Tu vertas esi to gyvenimo, kurį turi. Ir ant ko tada pykti? Tai vat, aš ir sakau, jeigu vyrai žinotų, kas vyksta lytinio akto metu, kaip persėda programiniai deriniai visi, kaip jungtis įvyksta visam gyvenimui, vyru ir moters sielų jungtis, juk lytinis aktas yra vedybos. Jeigu mūsų krikščionybei yra parašyta kanonuose bažnytinėse, jeigu vyras su moterim turėjo santuokos sakramentą, bet neturėjo lytinio akto ir kartu negyvena, santuokos sakramentas laikomas negaliojančiu. O jeigu buvo lytinis aktas, galioja. O aš, aiškiai, savo knygą rašau ir tvirtinu, kad vedybos yra ne prie altoriaus ir ne santuokos rūmuose, o lytinis aktas. Jeigu lytinis aktas buvo, nesvarbu, buvo santuokos sakramentas ar ne, galioja visam gyvenimui. Ir ryšys pasilieka visam gyvenimui tarp moters ir to vyro. Ir jis nenutrūksta. Ir pasakyta šventame rašte, kad ką Dievas sujungia, žmogus tai neišskiria. Ir ta jungtis įvyksta lytinio akto metu. Ir paskiau visą gyvenimą. Ateina moteris 25 metai negyvena su vyru. Apsivedė, ten nesutapo jau, ten charakteriai, susipyko, įsiskyrė, įsilakstė kitas pusės
Jinai skaitė mano knygą, buvo 2 paskaitose, pokyčiai pas ją, pokyčiai pas pirmąjį vyrą, su kuriuo 25 metus negyvena, pokyčiai pas jo vaikus, pas jo žmoną. Ir šitą subtiliame lygiai net nustembi, kaip keičiasi rodikliai. Ir tada galvoju, koks tada gyvenimas, kaip čia dabar su to gyvenimu yra. O žmonės juk šitų dalykų nežino. Nežino šitų dalykų eiliniai žmonės, nežino gydytojai, net nežino kunigai patys. Ir va čia reiškia yra tada jau problema. Įeina į jungtis, ir tos jungtis veikia visą likusį gyvenimą žmogų ir jo vaikus. Vat kas yra lytinis aktas. Ir didžioji jungtis. Visi mano, kad čia nieko neįvyko, kad aš reiškia esu laisvas ir galiu elgtis kaip noriu. Taip, laisvas ir galiu elgtis. Bet kas po to vyksta? Kokias pasiekmes lieka? O visas telegonijos efektai, kaip jie persiduoda ir persiduoda. Ir kodėl atrodo, nei giminiai nebuvo tokių atvejų, iš kur pas mus tokie vaikai? Moteris skambina iš Kanados. Sako, vaikas apmiršta. Atima ir atsijungia, negirdi nieko. Gali šaukti, jis nieko negirdi. Būk tai, nes šitam pasauliu gyvena. Aš peržiūrėjau, sakau, šitą programą gavai iš Meilužio. Sakau, draugavai su Meilužiu, turėjai lytinius santykius ir pertraukti iš Meilužio. Jis tik tai susimatė, sako, tiksliai ir jo sūnus taip daro. O mano, kad nieks neįvyko. Matot, aš kaip sakyčiau, turiu faktus, kurie iš tikrųjų kalba, kad viskas vyksta. Ir kaip reiškia valdymo procesas, kaip vyksta. Iš Klaipėdos ateina moteris, mergaitė. Turi jie mergaitė, reiškia, būtų su vyru. Ir ta mergaitė irgi taip pat atsijungia momentais. Atsijungia ir nieko nėra. Ir viską darė ten pas gydytojas visur. Aš aiškinu, sakau, nesinervuok darbe. Kaip tik darbė susinervuoja, tavo vaikas čia nenormaliai gyvena. Vaikas namuose, reiškia, jo išbalansuota. Kodėl taip yra? Už tai, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motinos sielą. Ir užmaitinį vaiką, reiškia, tais dvasiniais nuodais ir vaikas, reiškia, reakcija labai galinga yra. Netiki jie. Vienas iki tai važiavo su tą problemą, antras iki paskiau vyrui sakau, taip yra. Fiksuok laiką, kada vaikas atsijungia. O jie sako, o tu fiksuok darbę, kai susipyksi su kuo nors. Iš karto užrašyk, pasižymėk laiką. Pradėjo fiksuoti, tiksliai sutampa viskas. Ir čia praktiškai netgi tokio eksperimento atlikti yra neįmanoma. Taip paprastai. Taip, kad žmogus, reiškia, yra tiek vyra žmona veikia, tiek žmona vyra veikia. Ir jeigu norint gyventi, reiškia, kaip toj pasakoj, Katinas Leopoldas. Sako, gyvenkim draugiškai. Ir vienas kelias yra iš tikrųjų gyventi draugiškai. Tai va, mano tikslas toks, kad žmonės visgi perprastų sistemą. Ir šiandien, kai ateina, galima dabar tokį dalyką, imsiu, tas radiotestezinis metodas, jis yra aprašytas medicinėje enciklopedijai, tarybinių laikų medicinėje enciklopedijai. 1916 metais pasaulinėje parapsichologų konferencijai Paryžiai buvo pripažintas kaip vienas tiksliausių diagnostikos metodų per atstumą, kas dar negirdėjo, reiškia, pasikartojo. Jis, reiškia, yra aprašytas medicinėje enciklopedijai. Tai vat, ir žmonės, kurie gali tą metodą panaudoti, reiškia, arba patyrinėti, turi galimybės, praktiškai labai daug reiškia. Aš pagal kvalifikaciją esu radioinžinierius, ašgi ne daktaras, o šitas metodas radiosteznis. Pavadinimas atitinka. Ir kada analizuoju tos procesus ir kai matai, sako, matai. Ir atstumai neturi reikšmės. Vat jeigu, kaip pasakau, moteris Ispanijoje gyvena, 3000 km nuo Vilnius,
o gali paimti informaciją. Amerikoje gyvena, gali paimti informaciją. Viena moteris konsultuoja. Jai buvo 79 metai. Ir atėjus palyginti dar žvali moteris. Ir man buvo, iškilo toks noras pažiūrėti, o kaip jinai prieš pirmą lytinį aktą su vyru savo vaikų reiškia tėvų, kaip atrodė jos rodikliai. Nieko ypatingo, lygis 6, pas vyrą lygis 5, po pirmą lytinį aktą, po savaitę žiūriu, kaip rodiklis pas ją atrodo 11, pas vyrą irgi 11. Lytinis aktas pasirodo, reiškia, meilės jausmas sužadina. Ir aš jos klausiu, kada jūs turėjote lytinius santykius, prieš vedybas ar po vedybų? Žinot, ką jinai pasakė? Sako, mūsų laikais prieš vedybas tai pazoras. Matot? Atrodo, kas čia tokia? Bet žmogus, kai nesupranta, nu kas čia tokia? Bet tai senais laikais ten visokios bobutės. Bet pasirodo, čia yra sistema, dieviškos jungties visos reiškia sistema. Ir šitą sistemą sujungia žmonės netgi visam gyvenimui. Ir kaip moteris, mato, 25 metai negyvena su vyru, pas ją pokyčiai, pas pirmąjį vyrą pokyčiai, pas jo vaikus pokyčiai, pas jo žmoną pokyčiai. Kai jinai perskaitė knygą, įsigilino ir suprato informaciją. Iškai 25 metai jau gyvena atskirai, o nieks nenutrūksta. Ir šventame rašte parašyta, kad ką Dievas sujungia, žmogus tai neišskiria. Ir kad po vedybų vyras ir žmona tampa vienu. O ką reiškia vienu, vėl žmonėms neaišku. Viena siela. O ta siela talpina ir vyriškas, ir moteriškas programas. Tik moteriškomis programas naudojasi moteris, o vyriškomis vyras. Vyriško kūnas. Ir yra bendros programos, kurios veikia būdą. Taip, kad žmogus nėra kaip atskira būtybė ir nėra kaip tokia grina tik asmenybė ir viskas. Yra turintis galimybės įvairias, bet žmogus turi suprasti. Pirmoje eilėje, tai žmogaus pats pagrindinės, ką žmogus turėtų vykdyti, tai suprasti dvasinius dėsnius. Dvasiniai dėsniai tai ne religija yra. Ir ne tik ritualai, o atlikti bažnyčią, pasimeldžia ir viskas tvarkoja. O kaip tu gyveni, kaip tu suvoki dvasinius dėsnius ir kaip tu jų laikaisi. Ir kaip tu jas panaudoji gyvenimo praktikai. Va kokie, kur esmė yra. Nes žmogų veikia dvasiniai dėsniai, fizikiniai dėsniai ir biologiniai dėsniai vystimosi. Bet biologiniai dėsniai ir mityba viskas aiškiai eina. O fizikiniai dėsniai, žemės traukos dėsnis, pavyzdžiui, tu negali jo ignoruoti. Jeigu iššoksi iš pirmo aukšto, nieko baisaus, nubėgsi, dar jeigu jaunas žmogus, tai net nieko ypatingo. Bet jeigu iššoksi iš 12 aukšto, veikia žemės traukos dėsnis, pagreičio dėsnis ir tu žinai ar nežinai, jis veikia. Ir jau bėgioti nebereikės daugiau ir vaikščioti galbūt nebereikės. Užteks vienas iki iššokti ir viskas. Nieko, viena girta moteriškė su lietsargiu iššoko ir normaliai nusileido. Tai labai geras lietsargis buvo. Ir nuvijęs. Čia reikėjo labai gerą lietsargį, kaip parašiuto. Ir ta gal biškai kitos atsipalaidavimo. Ne. Yra, žmogus turi krūvio pakelimo galimybės. Jeigu smūgis yra, kokį smūgį žmogus, kaip nusileidžia, kokį perkelia. Aš atsimenu, nušokau. Radio komponento gamykla dirbamai, ten tokį požeminį perėjimą statė. Ir mes ten irgi dirbam. Ir atsitiknai taip pajutau, kad reiškia jau aš vieną koją nėra. Tai taip atsispyriau ir nušokau. Nu, ten aukštas maždaug gal toks kaip nuo lubų. Ir taip pajutau, reiškia, kad raumenis patempti savotiškai. Greitai atsileido, bet iš karto pajunti skausmą. Tai vat, taip, kad žmogus yra ribotas galimybės. Žmogus yra labai tvirtas, atsparus, bet yra
su ribotom galimybėm. Ir ypatingai, kas liečia jo kūną. Informacija žinant daug kas keičiasi. Ir netgi tie procesai netaip vyksta silpniau. Bet reikia suprasti, suvokti ir sugebėti tą informaciją ir priimti ir panaudoti gyvenimo praktikoje. Yra žmonės, kurie sugeba panaudoti, yra kurie nesugeba. Netgi tuo momentu atsijungia ir pamiršta, ką žinojo. Kritiniu momentu ir nevyksta procesas. Tai va taip, kad, sakyčiau, reikia labai rimtai gilintis į dvasinį lygmenį. Kodėl? Už tai, kad žmogus yra dvasinė būtybė pirmoje eilėje. Siela pirminė struktūra yra, o siela yra dvasinė struktūra. Jeigu siela palieka kūną, kūnas miršta. Šitą žmonės žino. O kad sielą išlaikyti reiškia sveiką, turi būti ir kūnas sveikas, ir mąstysena sveika. Tai va, už tai žmogus reiškia turi suprasti, kad neturi kvailioti, nes kvailystės turi savo pasekmes. Aš sakau, unikalių pavyzdžių, vat, savo tyrimo praktikoje, tokių turiu kitas, kad atrodo viskas tvarkoja. Ir žmogaus ir meilės jausmas atsiranda viskas, paskui viskas taip sugriuvo, kad pirmoje griūna sveikata. Yra pasakyta, Dievas yra meilė, meilė yra Dievas. Labai teisingas įsireiškimas. Tai yra harmonija. Pati meilė nėra šiaip savo tik tai žodis. Yra visa harmonija, suderinamumo harmonija. Ir tarp dviejų asmenybių suderinamumo harmonija. Ir jeigu jai aukštumoje yra, tada viskas gerai. Bet jeigu tik tai reiškia yra su nukrypimais, arba vienas nuoširdžiai viską daro, kitas tik tai tam, kad pasinaudoti, jokios harmonijos nėra. Ir nukenčia tas, kuris myli, ir tas, kuris nemyli, irgi taip pat nukenčia. Vienu žodžiu, įsigilinkite informaciją, knygose duotų daug pavyzdžių, taip, kad juos įsigilinus, iški galima labai rimtas išvadas padaryti. Ir jeigu tikrai normaliai suvoksi, suprasi, tai gyvenimas labai daug keičiasi per žmonės. Ne tik žinoti reikia, bet ir pritaikyti gyvenimo praktikoje. Ir dabar buvo Vokietija, yra žmonės, kurie žino informaciją ir viskas ir atrodo stengiasi, bet neatskiria kai kurių dalykų. Vat kaip ta moteris, aš jau tikėjausi, kad ne antrą šitą trečią vaiką irgi pagimdys be skausmo. Pasirodo, net pagimdyti negali. Tai paskiau, kodėl? Už tai, kad jau kaip paskiau jau nebegali pagimdyti, prieš tai reiškia visą aiškinuosi tuos dalykus. Pasirodo, visą nėštumą jinai kažkokias abejonės, kažkokia nepatenkinta, kažkokia tai gal savigražaus nėra. Ir tikisi, kad viskas bus gerai, bet pyksta ant Anytos, ten su namu paskala, ten vėl gavosi kažkokie, o tokias visokios sujauktis, bet tas sujauktis specialiai taip sueina ir tamsias jėgos pakiša, panaudoja. Kad žmogus, reiškia, būtų tokie būsenai. Ir gaunasi taip. Tai visi laimė, kad vaiką pagimdė normalą. Jos organizmas, kadangi jinai pati nervavosi ne taip, o vyras, reiškia, žinojo informaciją ir kitaip žiūrėjo, tai juo dėka gavosi irgi kitaip. Tarp kitko, labai turi didelį reikšmę, kaip vyras žiūri į tą nėštumą, kaip nėštumą tą žiūri, reiškia, patys abudu tėvai, seneliai. Ir žmonės, kai nežino, jie tiesiog, reiškia, su visokiais smerkimais, teisimais eina. O čia yra negerai. Ir ultragarsas dar veikia. Ultragarsas, aš jau kalbėjau pradžiai, kaip eina visi tie gydymai. Ir ultragarsas lygiai taip pat. Ateina ultragarsą daryti, lygis 10, o ultragarsą lygis 3.
iš karto numuša, sujaukia visą būseną. Ir kol kas medikas šitų dalykų, nors yra tyrimai, aš turiu diskelį, reikėtų galbūt atnaujinti mintis parodyti, nes aš tuos, kurie ypatingesni yra, laikau pas save kaip archyvą. Tai kaip atrodo vaikas ultragarso metu, vaikas susiriečia į kamoliuką. Jis net aiškiai stengiasi savo rankutėm užsidengia veidą. Vaikas iščiasi. O daktarai mano, kad čia ir patys medikai tą tyrimą atliko. Ir ta yra istorija, ta visa yra informacija. Tame tarp, jeigu pas mane diskelis yra paimta, irgi padaryta kopija. Taigi yra informacija. Ir medikų ta informacija yra. Ir patys medikai nesilaiko to. Viena moteris ateina, 3 nėštumai nutrūkė. Ateina pirmas nėštumas 10 lygis, po ultragarso lygis 2,5, antras iki nuėjo patikrinti, jo vaikas nebesivysto, dar sykį apspinduliavo ir viskas ir persileidimas. Antras iki ateina vėl, reiškia, taip pas gydytoją, vėl lygis beveik 10, vėl, kadangi ne jos asmeninė kaltė, kitų yra, reiškia, vėl lygis iki 2 krenta ir antras ultragarsas ir vaikas vėl nėra iššys vaiko. Palieka iššys. Tada sakau, nedaryk ultragarso. Kaip, nueina pas gydytoją, gydytojai žiūri kaip į laukinį žmogų, kaip tu, ką tu čia įsigalvoji. Nedarė ultragarso ir pagimdė vaiką. Daug pas mane yra, kur moteris negali išnešioti vaikų. Ir praktiškai, jeigu kitas iki reikia būtinai pasižiūrėti, kaip funkcionuoja organizmas, kaip vaikas vystosi. Ir viską absoliutinė lygis. Jeigu tik lygis aukštas, vaikas su vaiku bus tvarkoj. Bet lygis vaiko priklauso nuo motinos lygio, nuo tėvo lygio. Jeigu vaikas yra daugiau atsigimsta į tėvą, tai jisai, reiškia, jį poveikį didesnį turi, kaip tėvas gyvena. Kaip jis elgiasi, kaip jis mąsto. Jeigu jisai daugiau atsigimęs į motinos ištakas, tai tada priklauso daugiau, kaip mama gyvena. Būna auga dvynė iščiasi, vienas į tėvą, kitas į motiną. Į tėvą gimsta visai kitoks vaikas, į motiną visai kitoks. Su motinos charakteriu, su moteris visokie tai stresinėm būsenam, arba su tėvu, irgi taip pat žiūrint, koks charakteris yra. O 2 vaikai šneka ten, koks žvaigždynas buvo, kaip planetos įsidėstė. Pasakos. Kaip užaugintas vaikas iščiasi ir kokiam lygiai pagimdytas. Tai va ir viskas priklauso nuo to. Jeigu jis tvarkingai išnešiotas iščiasi, vaikas gimsta, paveldi netgi gerasias to zodiako savybės, galima sakyti. O vaikas, jeigu tik tai yra su įvairiais stresais, kada vaiką augina iščiasi, tai vaikas netgi neišgyvena iščiasi. O jeigu gimsta, kai jau su dideliais trūkumais, jeigu dar nenarytas kaip reikia, kuris jau ir gyventi negali. Ir viską daro mintis žmogaus. Mintis kūrėjo ar mintis ardytojo. Žmogus pats save naikina, pyktis, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, baimė, pavydas, gobšumas, kerštingumas, piktameniškumas ir taip. Visas neigiamas emocijas, kurios atsiranda žmogaus viduje, yra naikinanti, galinga naikinanti jėga savęs ir savo palikuonis. O žmonės šito nežino. Žino kažkiek tai, bet toli gražu nesuvokia. Ir kai gyvena kažkokiai tai įtampai, šeimoje, reiškia, juk Romos Patricija, kada moteris, reiškia, pastojasi, kad gimtų sveiki vaikai, vežiodavo po gražias vietas, visokias, reiškia, ten kažkokie tai renginius darydavo, kad būtų nuotaika gera, kad tų, reiškia, jau didikų vaikai gimtų tvarkingi ir sveiki. O mūsų vyras atėjo girtas, kumščiu pamajavo palei nosį moteriai. Aprūkė. Aprūkė cigaretę.
nuėjo pas Meilužę. Išvišnė šią moterį kaimą eksistą, jie vaikas. Tai yra žonių, gamta. Bet jeigu tėvas darys visokius fokusus, tai vis tiek vaikui persidas. Juk vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. O šitą žmonės nežino. Tai vat, vienu žodžiu, pasaulis turi keisti biškį ir mokslas įvertinti, kas materialiai tirta irgi įvertinti, ir kas dvasiškai reikia irgi įvertinti. Nes žmogus dvasinės, fizinės ir biologinės vienovės derinys. Taip kad visiems darbo užteks pilnai. Mąstyti, galvoti ir gyvenimą kurti, o ne ardyti. O antras dalykas yra, jeigu kurti, tai kad ten vyras ar žmona, kur nežino informaciją, padaryti iš jo kūrėją, tai nėra taip paprasta. Jei ne per priekaištus, o per išmintį gali padaryti. Gal po truputį informaciją pateikti. O tamsės jėgos neduoda. Tiesiog iš karto pasišiaušia, kaip nesąmonė, negali tai būti. O aš kadangi per tyrimą, tiek metų tyrimo praktiką, turiu pasakyti, kad ką knygoje rašau, ten yra tikri faktai, tikras išvados yra ir netgi jų daugiau, kiekvieną netgi faktą galima vos ne visą knygą paaiškinti. Bet ir aš daugiau parinkau pavyzdžius unikalesnius. Taip kad norint gilinkitės, norint ne, kaip norint. Tai tvar knygoje nėra apie demonus, apie virš demonasybės ir kaip veikia šitie dalykai patį žmogų. Alkoholis kaip gražiai veikia. Tiek sugalvota būtų, kaip žmogui įtraukti į tą vadinamą demonų maitintojų šaltinį. Žmogus yra tų piktų jėgų maitintojų šaltinis. Ir kai šito nesupranta, jis maitina nesupranta, tai paskiau turi problemų. O kodėl man dar pavyksta kažkaip tai išsilaikyti, už tai, kad iš manęs nepaima gyvybės energijos. Kartais momentu kokį 2%, o žmonės, kada maitina 60%, 50%, jau retas, kuris maitina, kad būtų 40. Daugiausiai tai 60. Tai, ką gauna savo egzistencijai, 60 atiduoda. Ir lieka jam tik 40. Tai va. Paskiau ieško išeities, išgerti reikia. Pailsėti reikia, sveikatą statyti reikia. Savaitė buvo įtempta. Sveikatą netaip reikia statyti. Reikia nusiraminti ir per tas išeiginės pailsėti, o ne organizmą apnuodyti. Juk, pavyzdžiui, alkoholis kaip jis veikia. Daugelį ląstelių žmogaus žūsta, kurios ties riba yra žūsta. Ir tos ląstelės, kurios, reiškia, yra per silpnesnės arba stipriau atakuojamas, žūsta. Nes alkoholis kaip veikia? Jo neuronai yra informacijos nešėjai tarp smegenų ląstelių. Ir kai žmonės panaudoja alkoholio, tai neuronai žūsta. Didesnis ar mažesnis kiekis žūsta ir tada nėra informacijos nešėjai. Ir žmogaus funkcionavimas iš karto iškreipta forma gaunasi. Už tai yra toks aforizmas, sako, kas geria alų, vyną ir degtinę, tas šlapinasi savo smegenimis. Nes neuronas to žuvusius lavanėlius organizmas per šlapumą pašalina, apsivalo. Tas apsivalymas irgi nemažai kainuoja. Netaip paprastai vyksta, jeigu nėra neuronų. Nėra tų informacijos nešėjų, žmogus savotiškai suparalyžuotas. O štai jis ir yra suparalyžuotas, kai girtas, jis jau pait nebegali. Kai kurie pait gali, bet galva taip veikia, kad gali pridaryti visko.
Tai va. O kodėl yra skaitoma, kad alkoholis yra velnio lašiukai ir tiesiog sugėrus nedidelį kiekį skaitoma, kad įlenda demonai prieš žmogų. Ne tik smegenų nelieka, bet apsėdimai viską. Imunitetas, dvasinis imunitetas, jeigu krenta, tai viskas taip ir yra. Nu, čia reikia gerai pasigilinkit, knygą aprašyta mano yra, tie procesai. Ir aš niekad nemaniau, kad aš tokias kažkokias paskaitas skaitysiu, kad aš knygas rašysiu. Man labai gerai sekėsi matematika. Tikslieji mokslai man buvo, sakyčiau, lengva. O lietuvių kalba būdavo 2-3, 2-3. 5 baliai sistema. Bet kokią knygą parašėt? Be klaidų. Kableliais visi. Keičiant likimus, sveikatą. Ir aš nemaniau, kad aš rašysiu. Nors aš mąstysenai galvos, minčių dėsime, tai sakyčiau, viskas tvarkoja. Bet parašyti ne taip paprasta. Sakinį noriu parašyti, dar to trūksta, kiekvieną sakinį reikia apšokinėti. Nesiklosto taip mintis. Kai skaitai, matai, kad reikėtų išraiškingiau parašyti. Už tai sakiniai sudėtingi. Kas bando versti į kitą kalbą, jam sunku išversti tą knygą. Į anglų kalbą, kuris vertė, tai jisai iš manęs pasiskolino 2000 litų, ne $2000. Jam reikėjo važiuoti atostogas, sako, aš parašysiu, aš sutarė. Tai vat, ir paskiau jisai sakė taip, jeigu aš būčiau avansų nepaėmęs, aš būčiau tos knygos nevertęs. Sako, ten toks darbas buvo, kad jis labai daug ir iš manęs laiko atėmė, kad konsultuotis reikėjo. O kaip čia, kokia čia absoliuti reikšmė, kokia čia kur dalinė. Ir jisai pasakė taip, kad šitos knygos amerikonai neskaitys. Sako, jų problema. Bet skaito. Vokietijai vienas perskaitė knygą anglų kalboje per internetą. 27 egzempliorius padaugino. Viršui ant viršelio uždėjo vokišką pavadinimą, išvertė vokiečių kalbą, o viduje angliškas tekstas. Ir tokias 2 knygas turiu aš ir savo. Vieną knygą iš jo gavau, o kitą knygą iš moters, kuri gyvena tenai, Hamburge lietuvių bendruomenės grupė, ir jis jai irgi vieną knygą padovanojo. Sakau, tu vis tiek anglų kalbos nemokė tokia daryti. Tai yra daug man tegu lieka mano klubo istorijai. Tai yra tokia knyga, vokiškas pavadinimas, o vidus angliškas. Tai matyti yra tas atvejis. Tokia egzemplioriaus. Jis buvo nustebęs, kai perskaitė knygą, jis buvo nustebęs, kad žiūri kaip jo gyvenimas, kad vos ne kaip jo gyvenimas aprašytas. Tai jisai padaugino ir išsiuntė savo geriems draugams, kad jie skaitytų, kurie dar moka anglų kalbą. Tai va, tokias pasakos pas man būna. Kokie klausimai? Čia yra daug atėję naujų žmonių ir tiesiog kai kurie nenori perskaityti knygos, o ateiti į priėmimą. Ne, aš ne į priėmimą. Vokietijoje tai ir būna priėmų kartais aiškiai, bet Lietuvoje tai sakau, tai perskaiti knygą, įsigilink informaciją, nes labai daug kas keičiasi, kai žmogus skaito. Po to reiškia yra, dar žiūrėk kokie klausimai, dar geriausia būtų perskaityti 2-3 kartus. Perskaitai, įsigilini informaciją, antras iki skaitai, atrodo, nebuvo to parašyta. Trečias iki skaitai, 2 kartus skaičiau, nebuvo to parašyta. Aš pasirašiau ir kai leidau 6 laidą, reiškia ruošiau laidai, tai aš perskaičiau 5 laidą, nuosekliai papildžiau, kur reikėjo papildyti. Ir kai skaičiau, galvoju, negi aš čia rašiau. Kai žiūri pagal viską, tai viskas labai tvarkingai, dėsningai ir parašyta, bet jau užmiršta yra.
Jeigu visa informacija pradiagnozuota yra žmonių, apie pusę, bet netoli pusės milijono. Kažkur 400 su viršum tūkstančių. Tai kiekvieną atvejį nebeatsimeni jau. Į tiek į mano kompiuterį netelpa. Tai va. Skaitykit, gilinkitės, tik ne fanatikais tapkit, o išmintingai, kaip panaudoti gyvenimo praktikai. Įvertinti tos dalykus ir stebėti. Mūsų lygis patikrinkit. Na, Paskaitos ir prieš paskaitą. tavo lygis? Ne, mūsų visų. Jos. Čia nėra kur eiti. Aš nevisau. Kas atėjo į paskaitą, kurio buvo žemiausias lygis, atvėrė vienas lygis. Vienas, 2, 3, 20. Mažiausias trečias lygis, taip? 3 lygis. 3. Aiškiai ketvirto pradžia. 24. Dabar to žmogaus lygis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oho. Nu, reiškia, arba žmogus kažkur tai jau pamiršė biškį. Reiškia, kai pradėjo klausyti, suprato informaciją ir informacijos gavimo metu vyksta atgaila. Atsistato funkcijos. Bet kodėl aš tas paskaitas skaitau? Kad žmonės ir suprastų, žinotų ir kas jie galėtų geriau suvokti, nes yra kai kurie žmonės, jie skaitydami knygą geriau įsigilina. O yra dažniausiai dabar žmonės įpratę ir per televiziją matyti, girdėti, tai geriausia informacija jiems jie priima per bendravimą. Tai vat, mokslinio tipo žmonės daugiau patys įsigilinęs, atsiverčia, dar skaita, vėl grįžta, vėl analizuoja. O šie laikai tokie, kad reiškia žmonės įpratę yra matyti, girdėti. Tada jiems geriau suvokti. Tai yra viena, bet to reiškia yra, kad aš šitą informaciją pateikiu. Kai žinai informaciją ir ne kažkokias tai abejonės, o kalbėk taip, kaip yra, tai žmonės geriau priima. Ir faktai, kaip kurie faktai, reiškia, kaip čia gali būti. Bet faktai tokie yra. Kitas iki stebėsi į vieną pusę, paskui ir į kitą pusę žmogus stebėsi. Bet patys faktai vyksta. Ir žmogus iš viso labai sudėtinga būtybė yra. Jį veikia dvasiniai dėsniai, fizikiniai dėsniai, biologiniai vystymosi dėsniai. Ir viskas ir mityba, ir viskas, kur tik nepasižiūrėsi. Ir kadangi žmogus mąstanti būtybė veikia, jo mąstysenos lygis yra, kaip jis vertina situaciją. Ir dar viena yra, žmogus yra Dievo kūrinys. Už tai tą šviesią informaciją jis lengvai priima. Jisgi ne velnio kūrinys yra. Tai vat ir už tai žmogus, čia vat vėl jis šviesėja. O kai žmogaus mintis šviesėja, tai daugelis ir tų esybė atsitraukia. Net jeigu pažiūrėti, dar vat, kiek demonų buvo pas tą žmogų, kur buvo lygis 3,20. Vieną pėdą 10 demonų. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 82 demonų. Kiek demonų liko dabar? Nu, ne nuo visų įsilaisvę, liko 30, 50, o atsitraukė. O kodėl jie atsitraukė? Už tai, kad žmogus prašviesėjęs nebetinka jų mitybai.
jie pradeda patys, galima sakyti, kaip sudega. Tai reiškia, jie iš karto netenka, traukiasi iš šono. Bet yra, kurie buvo stipresni, dar jie laikosi. Dar 30 demonai laikosi. Bet jeigu žmogus gyvena šviesoje, tai jie išnyksta, demonų nėra. O jie kaip tik yra energetiniai srautai dabar, jeigu pažiūrėti. O kiek energijos atiduodavo, kai atėjo čia 50%. 1, 2, 3, 4, 5, 62%. O dabar kiek atiduodame? Per pusę atiduoda mažiau. Ir žmogus jaučiasi kitaip. Jam palengvėja, geriau pasidarė. Ir paskaitų metu dažniausiai šitie procesai ir vyksta. Retas, kuris neatlaiko. Reta, kurį žmogų išveda iš paskaitos demonai. Bet daugiausia tai būna, kurie ateina, tai kaip mano brolis pasakojęs, sveikatingumo kursus tokias lankė ir atvažiavo Šatalova. Ir jis sakė, jis sako, išnekite tokius dalykus, jis sako, čia ta moteris kalba. Sako, galvoju jau, po pertraukos aš nebeteisiu klausyti. Ir jinai pasakė, sako, nemanykit, kad visi iki galo išbūsit. Sako, kurie reiškia jau yra daugiau aprėpti, tai sako, tie neišlaikys, jie išeis iš paskaitos. Tada brolis sako, gal negi aš toks blogas, kad reiškia turi išeiti. Ir ta informacija, šitą metodą tyrimo radiestezinį, jisai parodė, kaip vienas iš dėstytojų aiškina, o jisai, kadangi jautrumą tą turi, jis ir pats visų pažiūrėjo, kaip plaučiai, kaip kepenys, kaip širdis funkcionuoja. Ir paaiškino, aš klausiau, kaip tu tą darai. Sako, čia yra minčių koncentracija, informaciją paimti. Aš pradėjau praktikuoti ir dasipraktikau šiandieną, tik kitokį lygį. O su demonais tai yra su atominiais virusais yra pavojinga dirbti. Ir vieną tik pasekėją turiu. Vokietijai. Nes vyras netoks kaip aš. Apie 1,90 m ir 120 kg svorio. 29 metai jam dabar. 9. Tai vienas iki sako, pabandyk išvaryti tą demoną, išlaisvinti žmogų nuo to demono. Paaiškinu, ką daryti reikia. Ir žiūri, išlaisvina. Bet tas demonas atsidūrė jame. Sakau, dabar pasikviesk Arhangelą Mykolą. Pasikvietė Arhangelą Mykolą. Jis sako, atsirado vyras, 7 metrų ūgio, kovotoja kažkokia ta uniforma, bet ne šiaip, kad kareivė. Ir pasakė, tik nieko nebijok, jie tau nieko padaryti negali. Tai va. Ir tada jis išsilaisvino, bet jeigu šiaip reiškia, žmogus nežino nieko, tai viskas. Ir pasilieka jame, tada jis pradeda silpti. Vat yra egzorcistai ir kunigai yra, daug ko yra, bet čia pavojus didelis. O štai aš nutariau, kad reikia po truputį gal žmonės, jeigu gilinasi informaciją, ir stengiasi patys. O kiti sako, o kodėl aš turiu skaityti tavo knygą? Tai sako, kodėl aš turiu raustis tavo dvasinio atliekų konteineriuose? Tu pats įsivalyk prieš tai. Nes žmogus, kai skaito, randa, bet dabar aš kaip paskaitą skaičiau, pas kai kurios vis pokyčiai, kokie jau atvyksta. Tas, kuris atėjo su 3 lygiu, dabar jau iškia lygis 8, tai 9. Tai visai kitas lygis yra. O yra 16 lygių. Ir iš karto pokyčiai vyksta kiti.
per supratimą, suvokimą vyksta atgaila, juk atgaila kam duota, išsilaisvinti iš tų visų. Bet jeigu tu nesupranti, kad tai yra blogai, tu tai negali išsilaisvinti, nes nesupranti. Tai va. Taip, kad gilinkitės, informacijos yra daug. Galima internetą išeiti, pasiklausyti paskaitų. Galima, reiškia, knygą pasiskaityti. Ten toks koncentratas, jau informacijos daugiau. Tik tiesa, kadangi jinai prieš 10 metų išleista, tai joje daug ko nėra. Paskaitose yra. Bandykit ir tą, nes bendra sistema, tai knyga gerai yra. Tik tai, kad nėra apie demonus, virš demonus. Ir galbūt kai kurių kitų klausimų užakcentuotų, kur aktualu yra. Aš vakar biškį nuliūdau, kai pasiklausiau per televiziją laidos, kaip Grybauskaitė šnekėjo. Ir surengta irgi taip pat. Ir praktiškai gaunas taip, ko jinai muša, tai ją pačią tą pačią muša. Atrodo irgi nieko ypatingo, bet jau akcentuoja, kad čia yra padaryta klaida. Tai va. Politika yra negeras reikalas. Reikia stengtis, kad ir valstybė, ir žmogus būtų visavertis. Kokie dar klausimai? Kada sekame paskaitą? 1 ar 8? Nebus Lietuvoj. Važiuoju apvesdinti to jaunuolio, kuris pasikeis. Vokietijos. Taip, kad pirmo nebus. Skaita 22 birželio.